Dienos klausimas. Kągi, dabar mes tęsiam laidą ir kalbėsim jau su Vilniaus universiteto psichologijos instituto profesoriumi Pauliumi Skruibiu. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Kalbėsim apie vienišumą, kasgi su juo vyksta, juoba Vilniaus universiteto tyrimas atskleidė, kad 8 iš 10 mūsų jaunų žmonių, tai yra tarp 18-29 metų amžiaus, patiria stresą ir vienišumo jausmą. Apie 80%. Tai yra statistika, kuri verčia paklausti, kasgi čia vyksta ir ar tai turėtų mus kažkaip tai suklust verst ar sunerimt, bet profesoriau, jūsų akimis vis dėlto iš to, ką jūs pamatėt šitam tyrime, kurį atliko Vilniaus universiteto, dabartinės beje sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės vadovauta komanda, ką jūs pamatėt? Ar jūs nustebino tas 8 iš 10 jaunų žmonių, kurie patiria vienišumo jausmą Lietuvoje? Ne, gal sakyčiau, nenustebino. Ir matot, čia vis tiek yra labai svarbu tai, ko mes klausiam ir tai, ką mes gaunam tais atsakymais. Ir tada, iš tikrųjų, žmonės dažnai patiria vienišumo jausmą, dažnai patiria stresą, dažnai patiria nerimą, dažnai patiria liūdesį. Ir turbūt čia esminis klausimas, kur atskirti, kur tai yra tiesiog, kad mes patiriam kažkokius jausmus, kažkokias būsenas, o kur ir tos būsenos išeina kokio, normalumo ribų, kurios mus turėtų kaip visuomenė neraminti. Ir aš, tiesą sakant, nežinau tokio aiškaus atsakymo, nes mes turim gana tokių prieštaringų duomenų. Praeitais metais džiaugiamės rezultatais, kad Lietuvos jaunimas laimingiausias pasaulyje. Tada turim štai šitą tyrimą, kuris rodo, kad daug jaunų žmonių jaučia vienišumą. Tada turim jaunimo linijos atliktus tyrimus, kurie įdomus tuo, kad kas kelis metus ten tie klausimai užduoti 2017, 2021, 2024 metais ir tam, pavyzdžiui, didėja jaunų žmonių, kurie jaučia nerimą. Kad jų daugiau yra negu prieš 3 metus ar negu prieš 7 metus. Tai aš sakyčiau, dar čia yra daug tokio tyrimų prieštaringumo, kur sunku susigaudyti, kaip iš tikrųjų yra. Aš supratau, kad šitas tyrimas jis remiasi pačių jaunuolių atsakymais, sakykime, kaip jie jaučiasi, ar jie vieniši, ar jie patiria stresą ir aišku, čia ne mano daržas, jūsų daržas, bet stresas yra tas dalykas, kur labai priklauso, kaip žmogus priima, nes mes visi gyvenam strese. Vienas tai priima kaip problemą ir susvarbina, sureikšmina tą ir galbūt net ir trukdo jam gyventi sureikšminimas. Kitas tą priima kaip normalią būseną ir net juokauja, kad sako, tik mirę žmonės nepatiria jokio streso. Viskas normalu su manim, kad aš patiriu stresą, tai yra normali gyvenimo būsena. Ir tie du atsakymai turbūt bus visiškai skirtingi tą patį klausimą, ar tu patiri stresą ir kaip jį vertini. Taip. Ir dėl to, pavyzdžiui, yra kiti tyrimai. Pavyzdžiui, jaunų žmonių klausia, ar jums kyla minčių apie savižudybę. Taip. Ir ten atsakymai būna irgi ganėtinai tokie gąsdinantys, kad labai daug jaunų žmonių kyla minčių apie savižudybę. Tačiau tuo pat metu mes matom, kad, pavyzdžiui, savižudybių skaičius jaunų žmonių, jisai ženkliai sumažėjęs ir jisai toliau mažėja. Ir tada čia labai svarbu, ko mes paklausėm, nes kad minčių įvairių kyla, tai kyla. Ir tiesą sakant, jauniems žmonėm gal ir natūralu, kad tų minčių kyla, ta prasme, daugiau netgi, sakykime, negu ten vyresniems žmonėm. Gal ir raidos ypatumai. Bet, pavyzdžiui, kai žiūrim jau tą konkrečią savižudybių statistiką, tai matom, kad ten vaizdas toks geras, kokio niekada Lietuvoje nebuvo, nepriklausomai per paskutinius 30 mečius. Imant gryną faktą, sakykime, pačią savižudybę, skaičiuojant, yra imtis ar 100 tūkstančių ar 10 tūkstančių gyventojų ir tu matai, kad 100 tūkstančių gyventojų mes matom, kad situacija yra labai gera, tokios geros, kaip jinai gal nėra gera visiškai, bet jinai tokios geros mes niekada neturėjom nepriklausomai Lietuvoje.
Ir tiesą sakant, ir ten ankstesniais metais taip Mhm. pat. Tai vat tą svarbu nu, vat, atskirti. Mhm. Ir Ta tokį prieštaringumą ir aišku, dabar užsiminėt savižudybės, Paulių, ir jūs kalbinęs, ir profesorę Gailienę, ir daugelį kitų. Aš atsimenu, kai mes buvom čempionai ne Europoje, net pasaulyje pagal tą, tai, sakykim, savižudybių parametrą ir tuomet aiškinomės, kur čia tas šuo pakastas, ar sovietmečio traumose, ar kažkokiuose gyvenimo pokyčiuose, kurių niekas negali spėt su jais ir priimti, ir čia matyti daug visokių pamąstymų. Dabar jūs sakot, fiksuojat, kad bent jau situacija yra gerokai pasitaisiusi ir mes jau ten nežibam tose lentelėse. mes gal jos vis žibam ta prasme, kad Lietuvoje iš esmės savižudybių yra vis dar daug, bet ir irgi yra skirtumas, dabar jų yra daug, prieš 20 metų jų buvo kosmiškai daug, taip aš pasakyčiau. Supratau. Tai ir vat, irgi gal aš čia taip pasinaudosiu progą, iš tikrųjų taip yra, kuo mes labiau ėjom į sovietmetį, tuo pas mus daugiau savižudybių buvo, kuo mes labiau tolstam nuo sovietmečio, tuo savižudybių pas mus mažiau yra. Tai čia toks, nu, vat, Yra toks, tokia kaip sakant, koreliacija. toks faktas. Ir Ar jaunų žmonių savižudybių yra ypač mažai. Sakykime, vat, irgi tas gali mums susidaryti. nepaisant to, kad mes viskas mėnesį kažką vat pamatom, ar išėjo, ar negrįžo, ar kažkur ten, žinot, sako, toks žiniasklaidoj kartais tu matai tą realybę, kuri nebūtinai sutampa su faktinė tikrovė. Tai vat dėl to, man atrodo, labai svarbu pasakyti, nes tam tyrimų kontekste mes galim vat galvoti, aha, tai jauni žmonės labai daug patiria nerimo, labai ten vienišumo, mes girdim vis tas istorijas ir tada mums gali tokia moralinė panika prasidėti, kas čia vyksta. Bet pavyzdžiui, vat vėlgi, savižudybių skaičius. Jaunų žmonių savižudybių skaičius Lietuvoje mažėja ir sakau, jis yra gerokai sumažėjęs. Vienintelė amžiaus grupė, kur savižudybių nemažėja, tas skaičius išlieka stabilus, nes visose kitose amžiaus grupėse mažėja, išskyrus vieną. Tai yra 65 metai plus. Tai vat ten, kur savižudybių problema išlieka pati aktualiausia, yra vyresnio amžiaus žmonės. Ir čia turbūt vat, apie tą vat, Ir čia tas vienišumo santykis su savižudybėmis psichologija yra, kaip sakyt, koreliuoja tiesiogiai. Ne vien vienišumo, čia dar tikrai nėra taip, kad vienišumas yra ten vienintelis pagrindinis veiksnys. Pavyzdžiui, dažnai gali būti kaip tik žmogus ne vienišas, bet, sakykime, jisai jaučiasi našta savo aplinkinę. Ir jaunas žmogus gali jaustis našta, kad vat, jisai turi kažkokius sunkumus, problemas, tėvai ten dėl jo pergyvena, panašiai. Ir senas žmogus irgi gali jaustis našta, kad vat, jisai jam pačiam sunku, su sveikata, su finansais, panašiai, jo artimieji turi galbūt silpstant sveikatai vis daugiau prižiūrėti. Tai čia nebūtinai apie vienišumą, kartais tas yra jautimasis našta. Bet ką aš čia dar noriu taip atkreipti dėmesį, kad vat, apie tą veidrodžio tikslumą, nes tai akivaizdu, jeigu jaunas žmogus nusižudo, tai mūsų dėmesį žymiai labiau pritraukia negu, pavyzdžiui, pagyvenusio žmogaus savižudybę, kurių vyksta daugiau, bet mes apie jas turbūt rečiau paskaitom, kad jos vyksta. Arba jos mus... kaip taisyklė, žinot, toj statistikoje kažkaip atkreipi dėmesį į metus ir jau taip nesureikšmini, sakykime, kaip jūs sakot, vyresnio žmogaus mirties nei jauno. Taip, taip nesujaudina. Taip yra. Kitas dar dalykas, vat, ką aš atkreipčiau dėmesį, aš vat, žiūrėdamas jaunimo linijos tos rezultatus, galvoju, ten tikrai tas pokytis buvo 21 metais, kad lyginant su 17 metais to nerimo, tų sunkumų padaugėjo ženkliai ir 24 metais ta tendencija išsilaiko. Ir vat, aš taip galvojau, ką, pavyzdžiui, kaip praktikuojantis psichologas, aš irgi pastebėjau, kad iš tikrųjų pandemijos metu besikreipiančių į psichologų skaičius labai išaugo. Bet čia mes galėtum irgi galvoti, tai reiškia, taip pandemija mus stipriai paveikė, kad labai daug išaugo besikreipiančių ir tarp jų ir daug jaunų žmonių.
Bet aš irgi nesu visiškai tikras, kad tai yra vien tik tai apie pandemijos poveikį. Man atrodo, gal tenai įvyko kažkoks netgi lūžis tokio sąmoningumo ir tokio atvirumo psichologiniai pagalbai. Pavyzdžiui, ta pati Tiesiog jaunimo žmonės linijos. dažniau jos pradėjo ieškot, ko Taip, anksčiau dažniau nedarė. jos pradėjo ieškoti, gal netgi dažniau pripažinti, kad jie turi kažkokių tai sunkumų. A, Ir, pavyzdžiui, irgi, ką aš atkreipiau to jaunimo linijos, ten Spinter atlikta apklausa, jinai pakankamai reprezentatyvi visų jaunų žmonių nuo 16 iki 30 metų. Tai aš ten atkreipiau dėmesį, tai padaugėjo nerimo, padaugėjo sunkumų, bet taip pat padaugėjo jaunų žmonių, kurie sako, kad jie gali kalbėti apie savo sunkumus. Jie drąsiau gali kalbėti apie savo sunkumus. Tokia Ir tada tendencija. mes irgi matom kad jo, bet jie ir laisviau apie tai kalba. Ateina karta, kuri turi atvirumo standartą kitą nei turėjo mūsų ir vyresnių žmonių karta, kuri Taip, gėdijosi apie tai kalbėti ir akivaizdžiai. pripažinti ir paprašyti pagalbos sarmata ir kiti dalykai. Taip, ir aš, tarp kitko, turėjau šią savaitę su vienu žmogum, kuris jaunas žmogus ir ilgą laiką susiduria su įvairiais psichologiniais sunkumais. Mes turėjom pokalbį ir čia taip jį cituojant, jis sakė, kai aš pirmą kartą kreipiausi pagalbos, tas buvo prieš 10 metų, sako, man buvo gėda ir aš niekam negalėjau pasakyti apie tai. Sako, dabar aš jaučiu, kad jokios problemos pasakyti apie tai. Aš visiškai dėl to nesigėdiju. Čia jo žodžiai. Vienas mano draugas prie arbatos man labai laisvai pasako, aš einu pas psichologą ar psichoterapeutą. Ir tai yra, nuskamba visai, aš neturiu ko daugiau nei klausinėti, nei ką, bet tai nuskamba kaip maždaug aš vakar buvau kine. Tai taip, tai aš vis čia prisimenu tokio vieno giminaičio frazę, kuri tą lūžį labai atspindi. Jis sako, dauguma mano draugų eina pas psichologą, aš neinu, ar aš normalus. Iš kitos pusės klausė, tas tiesa, bet profesorius Paulius Skruibis mūsų eterėje, Vilniaus universiteto psichologijos instituto dėstytojas. Pauliau, šiek tiek dar, žinot, jūs labai gražiai pradėjot ir taip ir ne maždaug tokia pozicija, nes nėra labai tokios aiškios statistikos, kuri jau vienareikšmiškai, sakykime, tą vienišumo pandemiją ar epidemiją, kaip įvadinama, patvirtintų, bet man tekę matyti skaičius Jungtinių valstijų, aš nepacituosiu su šaltiniais tiksliai, bet labai aiškiai prisimenu siejosi tas bumas socialinių tinklų naudojimo, ten kokie 2000, kada jie ten atsirado, 11-13 metai, ir, sakykim, tokio polinkio tada į nerimą, į tokias depresyvumo, ūmesnės reakcijas, galbūt kažkokias uždarumą žmonių. Ir kaip taisyklė, aišku, daug jaunų žmonių tose socialiniuose tinkluose gyvena. Ir ar jūs nepastebite to ryšio, sakykime, tarp tos, dabar čia ta banga kilusgi uždrauski mokyklose telefonus, nes žmonės kažkaip psichiškai gana stipriai dirginami tų visų žaidimų ir kitų tenais malonumų, kurie tose socialiniuose tinkluose yra. Ar jums netrodo, kad vis dėlto, nepaisant to, kad mūsų kontaktų daug virtualių, tikrai kiekvienas ten šimtais tų draugų Facebook'e turi, bet tų realių draugų sumažėjo, tų žmonių, su kuriais tu gali prie arbatos širdį išliet, kaip jūs sakėt, ir pasidalint, ar tu eini pas psichologą, ar neini. Tai tam tikrą prasme tas virtualumas, jis turi savo kainą ir kaip tik ta kaina virtualumo gali būti tas paūmėjęs vienišumas. Ar jūs tą ryšį linkęs būtumėt matyti tarp to? Tai iš tikrųjų čia vyksta tokia, sakyčiau, diskusija. Yra tokia prielaida ir yra ten populiarių knygų autorių, kurie tą labai taip įtikinamai sako, žiūrėkit, ta karta, kuri užaugo jau kai ne tai, kad kompiuteriai buvo, bet kiekvienas turi savo telefoną ir tam telefone jis jo neskambina, o daugiau ten naršo, bendrauja ir panašiai. Ir užaugus tai kartai arba atėjus tai kartai, tų psichologinių sunkumų labai padaugėjo. Čia kalbant ne apie Lietuvą, bet gal netgi labiau apie tą visą vakarų pasaulį. Taip. Tai viena vertus tas skamba tikrai įtikinamai ir tokia prielaida gali būti. Bet tada, pavyzdžiui, kiek aš skaitau tuos mokslininkus ir jų darbus, kurie tyrinėja
socialinių tinklų, apskritai virtualaus to vat gyvenimo poveikį psichikos sveikatai, jie žymiai atsargiau formuluoja tuos rezultatus ir sako, kad šiaip tai tokių vienareikšmiškų čia atsakymų, kad čia vat visas tas socialiniai tinklai ir virtualus gyvenimas, kad jie vienareikšmiškai neigiamai veikia psichikos sveikatą, jie tiesiog neranda tokių rezultatų. Ir aš nedrįščiau sakyti, kad čia yra galutinis kažkoks atsakymas šitoj diskusijai, bet vėlgi įdomu, kad jinai nėra tokia į vienus vartus. Ta prasme, kad tikrai rimti mokslininkai, kurie tą tyrinėja, neskuba daryti tokių kategoriškų išvadų. Ir tiesą sakant, jie sako, bet žiūrėkit dar, o nėra taip, kad mes tokį surandam labai patogų atpirkimo ožį. O šiaip tai dar vyksta daug kitų dalykų ir tam vakarų pasaulyje, Lietuvoje, skaitant, pavyzdžiui, jauniem žmonėm įsitvirtinti finansiškai ir, pavyzdžiui, įsigyti savo būstą, kuris kainuoja labai labai brangiai ir tos kainos kyla, čia vėlgi ne tik apie Lietuvą kalbant, bet žmonės skaičiuoja, kad visą gyvenimą reikia dirbti, kad nusipirkt būtą, jeigu taip skaičiuoja, taip. Jo, kad ankstesnės kartos to finansinį nepriklausomumą ir savo būstą galėjo įgyti žymiai greičiau negu dabartinė karta. Ir tada taip viską suvesti, kad čia socialiniai tinklai tas nerimo šaltinis, o ta ekonominė realybė čia niekaip neveikia, tai irgi klausimas. Arba, pavyzdžiui, tikrai tas ekologinis nerimas, kur galbūt ta tokia vyresnė karta apskritai dar dažnai ir skeptiškai žiūri ir gal labai taip žmogiškai, kol ateis čia laikas, jau manęs čia nebebus, bet jauniem žmonėm tas tikrai daugiau nerimo kelia. Ir visi geopolitiniai procesai ir panašiai, tai čia toks irgi yra tokia truputį rizika nuslysti ir matyti tokie atpirkimo ožį, socialiniai tinklai, telefonų naudojimas čia yra pagrindinė problema. Šiaip tai ne vien. Ir kai kurie netgi Pratęskit, prašau. Ir dar kai kurie dalykai tokie irgi, kurie viena vertus atrodo teigiami. Man atrodo, čia ir sociologė lietuvė Milda Pivoriūtė labai gražiai tą atskleidžia savo darbuose. Pavyzdžiui, tai akivaizdu, kad jeigu kalbam apie Lietuvą, kad jauni žmonės turi žymiai daugiau pasirinkimo galimybių, negu turėjo ankstesnės kartos. Ką studijuoti, ką dirbti, kur studijuoti ir kur dirbti. Bet psichologijoje gerai yra žinoma, kad gausa pasirinkimų nebūtinai veda prie didesnio pasitenkinimo. Yra tyrimai konkretus ir ten, sakykime, kurie rodo, kad kai pasirinkimų yra ten 3-5, tai žmogus jaučiasi visai gerai, kad jisai gali nesirenka iš vieno varianto, bet tas pasirinkimų skaičius aprėpiamas. Jeigu pasirinkimų yra keliasdešimt, jie tiesiog neaprėpiami. Čia kartais parduotuviai tenka man patirti, skaitai tas etiketės kažkokio tai produkto ir galvoji, tai kuo čia vienas už kitą geresnis ir jau tiek paskui pradedi nervintis, kad atrodo geriau alkanas pabūti. Tai tas labai atspindi ir tą įvairovę galimybių, kurie atsistoja prieš jauną žmogų, studijuot, ką studijuot, ten laisvi metai, keliaut, o gal kaip influenceriui ten kažką kurt be jokio išsilavinimo, gal ten būt tuo ar anuo. Nuo jų sukasi galva tiesioginė ta žodžio prasme, tas irgi prie nerimo prisideda. Profesoriau, tai jeigu labai trumpai, jūs esat šalininkas tų, kurie sakytų, kad mobilius įrenginius mokyklose reiktų ribot maksimaliai, ar tų, kurie mano, kad, šitoj atvirumo kultūroje mes su tais ribojimais, čia, toks kova su vėjo malūnais tokia? Aš tai būčiau linkęs už tai, kad riboti, bet riboti tiesiog ta prasme, būtent riboti, tai yra, kad kai vyksta pamoka, tai turi vykti pamoka, o ne ten kažkur tai žmonės turi būti
atsijungia kažkame tai. Bet aš neturiu iliuzijų, kad jauni žmonės naudosis mobiliais telefonais, socialiniais tinklais ir to tik daugės. Ir, pavyzdžiui, tėvai tai čia turi tik gilinti, suprasti ir pagal galimybės dalyvauti tame, o neįsivaizduoti, kad jie čia kažką uždraus ir dėl to problema bus išspręsta. Bet kažkokia tai tvarka tai turi būti. Profesoriau, pabaigai, jūs truputį užkabino tą, kad toks laikas, mes visi nerimaujam ir dėl tos pačios geopolitikos, kaip čia pasisuks, matom naujienas, matom Trumpą, matom kitus dalykus, bet vis dėlto ir aš sutinku tų žmonių ir kiekvieną savo aplinkoje pažįstam, kurie tiesiog negali iš tų neigiamų minčių srauto išeiti, iš to ruminavimo nuolatinio, kaip karvės atrajoja tą patį per tą patį. Dažniausiai tai būna tokios gana neigiamos, negatyvios mintis, kurios, tiesiog veikia nuotaiką, elgesį ir kitus visus, sakykime, santykius su kitais. Koks būtų jūsų patarimas, bet taip žinot, per minutę kitą tiem žmonėm, kurie dabar tokių patiria gana didelį krūvį neigiamų emocijų ir natūraliai čia iš aplinkos dažniausiai, iš žydrųjų ekranų ar iš radijo imtuvų, tu girdi, kad tas pasaulis toks gana nestabilus ir gali būti dar nestabilesnis, kaip tiesiog tą psichinę ramybę išlaikyti? Tai per minutę, tai labai trumpai. Pirmas, atsakyti savo klausimą, o kada aš daugiausia tų neigiamų minčių ir to užstrigimo patiriu, kai aš ką darau. Ir galbūt iš to ateis atsakymai, ką man toliau daryti arba ko nedaryti, nes tos mintis nėra visą laiką vienodos. Jeigu mane trigerina, nežinau, televizorius ar kažkokie tai žmonės atitinkami, tai suprasti, iš kur ateina, iš kur šaltinis to. Nes pavyzdžiui, apie tas pačias naujienas dinamiškas tas pasaulis, bet nuo to, kad aš visą dieną sėdėsiu prie žinių, ar aš vieną kartą prisijungsiu prie tų žinių, aš neatsiliksiu dėl to pasaulio dinamiškumo, bet galbūt poveikis mano emociniai sveikatai bus kitoks. O antras dalykas, ką aš pasakyčiau ir kas irgi su tokia šiuolaikinė kultūra susiję, ne tik jaunų žmonių. Mes labai pabrėžiam individualizmą vakarų visuomenėje ir kuo toliau, tuo labiau. Ta tokia, man atrodo, nerealistiška idėja, kad žmogus su viskuo turi pats susitvarkyti ir viskas nuo jo priklauso. Tai turint tas ir neigiamas mintis ir tą nerimą, pagalvoti, o su kuo aš galėčiau pasikalbėti apie tai ir pasitikrinti, netgi ne tai, kad gauti pagalbą, bet pasitikrinti, ar kitas galvoja taip pat. Ar mano mintis jos kaip kažkam tuščiam kambarį pradeda suktis ir jau atitolsta nuo kažkokios tai realybės, bet kai kalbuosi su kitu, tai kažkoks pasitikrinimas atsiranda, kaip kiti mato tai, kas vyksta aplinkui. Tai išlysti iš to individualumo spastų ir susitikti su kitais. Su realiais žmonėm. Ir aš prisiminiau tik tai tą pandemijos laikų patarimą Pasaulio sveikatos organizacijos. Ten net laiku buvo nurodyta, kad per dieną žinias žiūrėti, nežinau, ar ten 20 minučių, ar, ta prasme, riboti, kaip jūs sakote, jeigu tai yra labai daug tokios neigiamos informacijos ir aš esu jautresnis žmogus, tai tiesiog, nereikia ten praleisti valandas tose visose naujienų. Tai įtraukia, bet o kokia prasme? Ta prasme, žinoti procesus verta, turėti savo nuomonę apie juos verta, bet jeigu tu nuolat save dirgini, kas ten ką pasakė, kur ten pažiūrėjo, ką pakomentavo, ką tai duoda? Kągi, užduot savo klausimą, o ką tai duoda? Profesorius Paulius Skruibis. Paulius yra Vilniaus universiteto psichologijos instituto profesorius. Ačiū už jūsų laiką, dėkui, kad klausotės Žinių radijo ir iki kitų pasimatymų. Dienos klausimas.